nesąmonės mes, čia galim vertinti, nežinau, arba patys save vertinti ar kitus, sakydami, čia nesąmonė, nenorėdami jausti tų, pavyzdžiui, jausmų. Sutinku su tai, iš tikrųjų yra būdas bėgti nuo jų, yra būdas vengti jų, yra būdas nematyti jų, sakant kitiem kažką, ne? Vienas iš būdų. Ne tas pats smagiai leisti laiką ir visą laiką vaikiškai elgtis ir smagintis irgi gali būti būdas vengimo kažkokio. Gali būti, taip. Jo. Tai vėlgi mes grįžtam prie to paties, ne, kad tai viskas turi, kaip sakant, šioje srityje balansą kažkokį, ne? Tai jeigu viena vertus vieno yra per daug, jeigu kita vertus kito yra per daug, tai yra per daug, ar ne? Mes kalbame apie tokį rigidiškumą ir grįžtam prie tokio dalyko, kad, na, visi esam visokie ir geriausia yra būti visokiais tinkamais momentais, ne, kurie iš mūsų kažkokio tais buvimo reikalauja.